mudu pragyvenom 35 metus. Man tiesiog turbūt buvo lemties duota suprasti, suvokti, kad štai mano gyvenimą ateina nepaprastas žmogus su savo dvasinė erdve, su savo požiūriais. Tokia savotiška nuostaba kėlė pats pirmas įspūdis, kai mudu susipažinom. Tai buvo grynai tokia tarnybinė užduotis, ieškojau medžiagos tuomet ėjusiam Pergalės žurnalui apie Konstantiną Balmontą, jo buvo 100-metis, ir Literatūros instituto rankraštino vedėja Marytė sako, taigi Vilniuje yra žmogus, kuris turi labai tokios nepublikuotos medžiagos, nueisim, aš supažindinsiu, gal kas nors tiks tam jubiliejui. Taip ir sutarėm. Aš tik pagalvojau, kad nei aš apie Unę Babickaitę ką nors labai žinojau, nei apie Balmontą, bet tai bus proga sužinoti. Aš atėjau į butą, kuris pilnas nuo grindų iki lubų knygų. Na, galvoju, nieko sau, inžinierius ir su tokiu knygų lobynu. Tokio ramaus veido, taip apytiliai kalbantis. Jis man parodė tuos visus rankraščius, apie kuriuos Marytė kalbėjo. Ir aš tada supratau, kad atlėksta mano toks savotiškas suirzimas, kuris buvo sukeltas to fakto, kad kodėl aš dabar turiu eiti ieškoti pas kažkokį poną ten kokios medžiagos, o kodėl tas ponas negali ateiti į redakciją ir atnešti visko. Kai aš pamačiau tuos rankraščius, Balmonto rankraščius Unei Babickaitei, originalus, ir kai aš išgirdau Liną kalbantį apie tuos rankraščius, aš supratau, kad tai dalykai troleibusais nevežiojami. Čia gali tiesiogiai pamatyti, išgirsti tą žodį. Ir tada viskas kažkaip pasidarė paprasta. Man susiklostė toks įspūdis, kad aš tą žmogų ne prieš valandą pažinojau, bet kaži kada. Ir mes visą vakarą prašnekėjom ir apie tai, ko aš atėjau pas jį, ir prašnekėjom apie daugelį kitų dalykų, kurie tapo turbūt tais pirmaisiais, dar labai liaunais, galbūt ir netvirtais tilteliais, kad mudu susikalbėtume. Aišku, paskui buvo ilgas metas, kol mes ten tą medžiagą paruošėm, aš radau autorius, kurie rašė, nes aš pati tikrai nebūčiau rašiusi. Bet po truputėlį skleidėsi Linas. Ir tikrai galiu paliudyti, kad ne tik man buvo įdomu, bet kad ir jis, matyt, pajuto kažkokį vidinę reikmę man kai ką atverti.